Aš negaliu čia būti, nes sproginė, aš susidariau duris, aš negaliu čia būti, nes tas daiktas sproginė. Kokį tarpą palikai, kad įmetė? Nežinau, iš vis mažiukas tas tarpas buvo, taip aš nesupratau, nes aš tik biškai pravėriau duris, tas dujas pūst ir sugebėjai mest, aš nesuvokiu, kaip jis tai padarė, nes aš nedariu, aš nesuvokiu, man šoks ir staigiai pradės sproginėti ir tas daiktas sproginė, aš nulėkiu ten, tai aš laukiu, kol baigs sproginėti, iškart puoliau čia, žiūriu degą ir tada puoliau su to vandeniu kibrais iš manios. Bet jeigu būtų rūbai, aš nežinau, jeigu būtų rūbai... Tai gerai, kad vandenį, žinai, užpylė. Tai bet to prasme, kol aš negalėjau eiti, kol sproginėja. Aš nežinau, čia išgelbėja Dievas. Čia tas spintelė išgelbėja. Aš už čia tas spintelė išgelbėja. Spintelės nebūtų buvę. Edvinai, ačiū, kad spintelė bent jau atvežė netvariai, bet tai dabar kas bus, nežinau, atvariai gelbėja. Man jo Edvinas atvežė naktį. Jeigu net... Gerai, kad aš prašiau tos spintelės, sakė, ko prašai, kaip žinodama. Čia yra togi fejerverko apatinė dalis. A, jo, čia. Jo, čia tas, ne parakas, o sudėtinė dalis. Tai aš negaliu nedaryti durų. Apačioj va ta medžiaga. Jo, čia baterija, nes sakau, tūtas patos. Bet neaišku, ar jisai tikrai aveis matęs, ar jisai įmetė. Ai, tai jūs nematėte? Ne, ta prasme, jis man skambina, jisai tik tą dėžę palika, viskas per akimirką. Negi kažkas per kelias sekundės įlinda vietoj jo. Tai jūs, kai atidarėte... Kai atidariau duris, matėsi jo veis, jis siūlė tą dėžę, sakiau ne. Ir toliau skambina nenutrūkstamai duris ir pradariau taip įvyką, taigi negalėdė nenutrūkstamai skambina į duris, jisai. Bet kai įmetė, matėte jo veidą? Ar nematėte? Aš aiškinu, atidariau duris, buvo jis, uždariau. Jis nenutrūkstamai spaudė mygtuką, jisai įmetė. Ir pradarius duris įmetė. Ir per laivą nufilmavai tą jo veidą? Jo, kaip taip. Tai gal tas video, kas rekordina, gal iškirps įdės, matys. Tik jis laikė nuspaudęs mygtuką visą laiką šitai, net leidęs. Tai įsisaugos, įsiūskit tą video. Tai jis ir va tą dėžę palika. O kas? Ta dėžė? Nežinau, jis turėjo tą dėžę atsinešęs. Žinoma. Kojinės? Išminuotai nereikia. Kas čia yra? Dešra, kojinės. Išmeš čia reikia. Ant kurios lovos tie raktai, aš nebežinau, ant kurios lovos. Nieks netvara pas mane, aš prašiau kiek laiką pas mane atvaryti, ant kokios lovos. Aš nežinau, kur tos raktus pasidėjau ant smūgį. Tai čia šviesos nėra. Per tą signalizaciją, jeigu ne ta spintelė, būtų viskas buvę čia akimirksniu, kol aš tas duris laikiau, koks gaisras. Nėra tų raktų, aš nebežinau, kur tie raktai, nahui. Nėra, iš kur tu ištraukiai ant lovos. Nebežinau nieką. Aš visą dieną maldavau atvažiuoti draugio Edviną. Kažko iš praeities nėra tų raktų. Prie ko tą lovą, jeigu aš kibirų su vonė mečiau. Aš nepalikau. Kai pyliu vandenį, aš ištraukiu raktus ir staigiai kažkur numečiau pildamą vandenį. Aš čia kažkur įmečiau. Nepavogė. Aš čia pyliau vandenį ir išsitraukiau ir kažkur švedžiau pyliau vandenį. Ant batų dėžės gal. Gal dabar jau ir pavogė. Ką aš žinau, nahui. Reiks kviesti. Ieškosiu raktų. Ne, aš raktų ieško, aš juos ištraukiau. Gerai, nieką nelikau. Aš ant tos smūgė nežinau, kur tas raktus padėjau. Aš taigi traukiau, pravėriau duris. Gerai, padarysiu, nuvažiuosiu.
Aš nevažiuosiu, kai krizių centrą, pašau nahu. Arba važiuosiu pas giminės, bet kurie nieks neapsireiškia, ar pas draugą kokį O ta buvusi. giminės, kur gyvena, čia Panevėžys? Ne, nu tai aš niekur nevažiuosiu, kodėl aš turiu važiuoti kažkur. Tai aš prašau, kas atvažiuotų pabūti arba pasimtų į namus. Pasikvieskit kokią draugę. Tai nieks neatvažiuoja, draugės dinga. Ar čia laukia vaizdo kamerų nėra čia? Nėra, nėra. Aš prašiau visų savo, kad atvažiuoti Edviną tiesiog pabūt kartu, jeigu būčiau ne viena nieka nebūtų buvę. Kažkur iš senų pažįstamų, iš giminių. O raktų jūs nematėt niekur? Kur aš jas galiu išmesti? Raktų nepastebėjau su kutusais. Ne, nu tai aš pasieškuosiu. Aš suprantat, ištraukiau to vandenį griebdama. Tau neištraukia raktų būtų? Ne, aš ištraukiu vandenį pilstydama ir nežinia kur. Nu aš pasieškuosiu. Voniuoja ar koridoriu čia tarp tų batų, į kokį batą. Į miegamą jo. Aš bėgu miegamą, bet po to, ne, raktus ištraukiau, kaip vandenį pilščiau. Čia jūs turbūt iš ketvirto. Ačiū. Tas buvo. Darysiu laivus, eik iš čia. Eik iš čia. Ar čia jau grasinims? Kas tau grasina? Aš tau geraširdiškai sakau, kas tau grasina? Eikit iš čia. A jūs įmetėt bambeškę? Čia grasina dabar? Kita vieta, kita vieta, nebesimetė. Nutraukitės. Jau toliau. Togi dundulis įmetė. Ką dabar jie darys? Čia kažkokie ekspertai važiuos? Raktai ne kišeniai. Aš buvau palta, aš įmečiau, kai pilščiau tą, čia centai braška. Kai vandenį pilščiau vonioja, aš ištraukiau staigiai raktus, nes aš buvau duris pradarius. Kad ta liepsna nurimtų. Nieks net važiavo, nei iš pažįstamų, nei iš draugų, visą dieną kviečiaus. Nebežinau, kas čia bus. Kai man į kitą miestą važiuoti ir vaikščioti vaikų teisę, aš paskui dėl vaiką kariauti. Be mašiną. Va, atvežė, aš pasimsiu. Nesuvokiu nieką. Ir visą dieną prašiau, kas atvyktų. Iš draugų, iš pažįstamų, iš senų pažįstamų, iš giminių. Nes nieks nevyksta, jeigu nors vien žmogus namie yra. Langus dauža, į galvą dauža viską. Va, mėnulis švies, Jėzus da galvą nusidaužė. Pilnatis artėj. Į galvą dauža, nieks nieko nedaro, policija nesauga, nes tokie įstatymai nėra apsaugos ir apsauga nežinau, už ką skiriama valstybės. Buvo grasina atvirai viešai. Jeigu man važiuot, man su visais daiktais reikia išvažiuoti tiesiog kažkur. O kaip po to pas vaiką važinėt, man kažkur su visais daiktais, aš suprantu, reikia išvažiuoti geriausia. Aš nebegaliu būti. O kur man važiuoti? Tai aš iš Šiaulius tipo važiuoti, aš neturiu pas ką, tai būtų senai pasikvietę. Į tą būstą įsinuomoti. Man dabar kažkas nuomos būstą kaip petardas mėta, tikrai nenuomos. Pas kokią mamą? Pas kokią mamą ir iš vis, tai kaip tada važinėčia pas vaiką vaikų teisę, aš nesuvokiu nieko, kas vyks. Buvau vieną visus kviečių, kas iš pažįstamų. Giminės Šiauliuose. Nu nebendrauju, tos giminės nusisukė senai vien todėl, kad neįgalų vaiką auginu, pati mama sakė atiduoti tą vaiką. Aš dabar dėl vaiko kovosiu, mane priims. Visi draugai giminės senai nusisuka, buvo nauji pažįstamai. Nevarys aš jokį krizių centrą. Prie ko tas krizių centras? Būsiu čia tada, kol užmuš.
Gauja steba, visiems juokinga. Prašiau žmogų šalia būt kažkokį. Tai žinau, raktai kažkuriam batinės bus. Juokinga čia kažkam po petardas sproga po kojom užsidegė, jinai baladojosi iki miegam, užsidariu duris. Ką žinau, ten sproginėja, aš nežinau tokių dalykų, aš iš vis verkų nenaudoju. Kai išėjau, kai nebesproginėja, nahui, duris degė. Tai gerai, kad tas spintelė buvo išė, kad Edvins atitempė, aš taip gerai, kad atitempė. Kaip žinodama, aš prašiau tos spintelės, būtų įsidegę rūbai, paltai, deglutė ir ramen. Visas įėjims būčiau įsibarikadavus miegami. Nebūtų kaip išėkė? Taip, barikybai būtų dajus liepsna per tą, grinai per tą pakilą žydinę iki durų ir ramen. Mane Dievas išgelbėjo. Dievas išgelbėjo, kad tas durnis atvežė tą spintelę. Ką aš reikalavau tos spintelę su to gurskiu. Ačiū, Hekate. Ačiū. Ačiū Dieve. Ačiū Hekate. Ačiū Lilita. Lilita daryk kažką. Prašau, Lilita. Matai, kad nebegalima. Siūs man pagalbą. Kas su manim bus, kur man su visais daiktais, aš nežinau. Jeigu aš išvažiuosiu pas motiną, tai viskas ir tai nepriėmė. Niekada senai galėjo mane priimti, sakė, lik vaiką atiduoti. Viską atvažiavo į psichinę, kaip aš pas ją galiu gyventi, kai neadekvati Facebook'e. Kristina Kaminskaitė buvo įdėjus, kaip aš galiu pas ją, aš nežinau. Ir kaip aš iš Šiaulių be mašinas važinėsiu vaikų teisės. Aš nežinau. Prašiau visų būt šalia. Na, čia. Bombioškė įmetė per plyšį tas kažkoks, pamiršau dundulis. Užsidegė, sproginėja, kol aš buvau užsidarius miegamę, sproginėja ir užsidegė duris. Per plauką likau gyva, nes liepsnė, jeigu net ta spintelė būtų atėjus iki pat miegamo durų. Būčiau per langą iššokus bendrai, būtų tiesiog viskas sudegę, o aš būčiau per langą iššokus. Pirmas aukštas. Tai va, reik pirmam aukšte gyventi vis dėlto. Tai jau sunkiau. Nebajas, nesąmonė. Aš nesuvokiu. Kiek aš prašiau pagalbos valstybės visom institucijom rašiau. Nuo prezidentūros, prokuratūros, žmonių prašiau, giminių. Viešai prašiau visų pažįstam. Ir dabar laisvai. Taip nebūdavo? Kažkokių tam... Ne. Aš čia atvažiavau tik todėl, kad neradau kitus nuomonių ir čia buvo tas mano Edvins Zavackis draugs. O tai Šiaulios, kai buvo tiktokus darydavo? Ne, bet čia prie ko, gerai, nebejokaukit, ponai policininkai. Daugybė žmonių daro tiktokus, tokie dalykai nevyksta. Daugybė žmonių. Mums įdomu, kad neturim. Ne, aš taip Panevėžy nenoriu likti, bet mano vaikas čia, vaikų teisėse. Žudomas. Video medžiaga yra Facebook'e. Aš neįsivaizduoju, tai sakiau, kad aš vieną nepadarysiu, aš prašiau žmonių pagalbos. Raktus dar reikia susiras, jie kažkur, aš kažkur ant batų dėžės ar kur. Nebaigsiu laivo, nes tada, jeigu nedarysiu laivo ir man atsitiks nelaimė, net nebus kas greitai iškviečia. Vien todėl turiu daryti laivą. Jeigu man kažkas nutiks be laivo, ar langai, ar bombioškė, man nebus kas greitai iškviečia. Suprantat? Neapsimeskit. Parodysiu grįžus. Adresą skelbiu, nes mano numerį teko pasikeisti, kad žinotų, kur atvykti žmonės. Viešai negalėjau numerį skelbti. Ir prie ko tas adresas, daugybė žmonės. Čia beprasmiška. Darysiu aš tos laivus. Meskite sąskaitą ant buto. Rimtai. Ant bendrabučio kokią. Bet paviešins, kiti tą adresą seks, man iš paskos paviešins. Aš nežinau, apsaugas samdytis. Aš nežinau. Mario, tu nežiūri, aš nesuprantu, tu gal numirį, nahui tu. Palestinai vos nepasakiau. Filipinas. Bet čia grinai. Jeigu aš nebūčiau prašęs tos spintelės ir Edvins nebūtų atvežęs ir nebūtų ten pasakyta tų bernų, būtų iškart liepsna ant striukių, paltų, batų, per pakilą tą priežydinę medinį ant tų durų, kur slepiaus mėgiame nuo tos bombioškės. Ir būtų viskas sudegė.
Bet svarbiausia, aš tik truputį pravėriau. Tik truputį pravėriau tas duris, kad dujas purs iš vis milimetrai sugebėjai mest. Milimetrą pravėriau. Ir valstybė bejėgė. Nieka nėra. Aš nebežinau nieko. Eisiu, kai čia atliks darbą tie ekspertai, policininkai, visi atliks darbą. Eisiu, aš tuomet ieškoti rakto. Aš namuose buvau, aš kai gesinau, užtraukiau tos raktos duris pravėrus, kai pyliau vandenį iš vonios, gerai, kad ta vonia šalia buvo. Bet jūs laidos neparodėt, klik žinodami, kad bus vėl kažkas. Nebuvo laidos. Šią savaitę nėra apskritai laidos. Nėra? Ne, šią savaitę laidos nebuvo, kitos kitą savaitę bus laida. Bus šita jau, bus, tikėkimės. Nežinau, kurio žinau. Tikėkimės nevažiuosi dar ką. Nu, kad matai, kad čia pas tave veiksmai. Reikia, kad to jau. Aš praleisiu. Maistą reikia nepamiršti, kas palauk nunuodis. Ačiū, kas užsakėt. Bet rimtai piršto atspaudai ant skambučio, kas skambino, tas ir metė. Bet čia bus daug atspaudų. Čia nesąmonė. Tai jisai, taigi nufilmuos, kai jis buvo prilipęs prie skambučio, aš pradariau, jis buvo, aš uždariau, jis buvo prilipęs, yra video, aš susirasiu. Ta video, dabar tu čia pilna tų žinučių. Čia ne dabar, nu. Jeigu ne ta spintelė, būtų viskas ant tų paltų, eglutė pakila, aš ten megame užsidarius nuo bombiuškės. Karošia. Nu tai būčiau per langą šokus, nu kažką nusisukus, biški nusilaužus. Būkit gerai, nekalmokit. Gerai, aš duris tik. Būkit gerai, nekalmokit dabar, ačiū jums labai. Pasitraukit, prašau, kad mums reikia... Gerai. Nors panu bandžiau pažiūrėti, kur tą raktį, aš viskas randu. Man baisu, nedėl.